Labas vakaras, malonu Jūs matyti virtualiai susirinkusius prie monitorių. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, ar vadovas yra įmonės apribojimas, ar vis dėlto jisai įmonės variklis. Esu Nerijus Jasinavičius iš kompanijos TC sprendimai. Tie, kurie žiūrite šitą transliaciją per webseminarai LT, tai galite arba dabar, arba po transliacijos, lietuviškai sakant, nusisiurbti skaidrės adresu versloakademija.lt _AMVER. Tos skaidrės jau yra ir dabar, taip kad jeigu norite turėti atsispausdinę ir kažką užsirašyti, arba toliau norėsite turėti kietą kopiją, tai skaidrės galima rasti šituo adresu. Taigi, leiskite dar kartą prisistatyti. Esu Nerijus Jasinavičius, esu kompanijos TC sprendimai bendrasavininkas, tai yra kompanija, kuri jau 9 metus konsultuoja įmonės apie tai, kaip padidinti pelningumą, kaip uždirbti daugiau. Taip pat jau 9 metai esu unikalių klientų konsultantas, nes dar neteko sutikti nei vieno kliento, kuris neturėtų specifikos, pas kurį viskas būtų įprasta, nes dar nepradėjus klientui pasakot, tai yra, kai dar aš nepradėjau klientui pasakot, ką mes galime jam pasiūlyti, aš pirmas dalykas, ką visada išgirstu, tai yra, mes kitokie, pas mus specifika, mes unikalūs. Ir aš tikiu, kad daugelis iš jūsų, ar visi žiūrintys šitą webinaro transliaciją susidurite tik tai su unikaliom problemom, tokiom kaip mažas pelnas, nepakankamai klientų, trūksta gerų darbuotojų, brangus nepatikimi tiekėjai ir panašios. Ir pas jūs visus tos problemos yra unikalios. Taip pat esu efektyvumo ir sveiko proto fanatas. Ir tas sveiko proto pomėgis pasireiškia tuo, kad labai dažnai, kartais dažniau, kartais rečiau parašau tinklaraštyje commonsense.lt. Taigi, apie ką šiandien mes pasikalbėsime? Pirmiausia, pasikalbėsime apie tai, koks yra verslo tikslas. Kaip ir daugeliui aišku, koks jis yra, bet dėl viso pikto susitarsime, koks tas tikslas yra, kad galėtumėm toliau šnekėti apie tai, ką vadovas turi daryti. Toliau pasižiūrėsime vis dėlto, kodėl vadovas ir ar vadovas yra apribojimas. Šiek tiek pakalbėsime apie tai, kokios yra apribojimo pasiekmes, tokio apribojimo pasiekmes, kaip jos pasireiškia ir kaip reikia elgtis tuo atveju, jeigu vis dėlto organizacijos arba įmonės apribojimas yra vadovas. Ir kaip praplėsti šitą apribojimą. Taigi, pirmiausia, pasikalbėkime apie verslo tikslą. Bet prieš kalbant apie verslo tikslą ir apie tos kitus klausimus, jūs galite uždavinėti klausimus. Tie, kurie žiūri per webseminarą LT transliaciją, jūs galite tam vadinamam pokalbių lange uždavinėti klausimus. Tie, kurie žiūrite per versloakademija.lt, reiškia komentarų lange galite užduoti klausimus ir tuos klausimus man surašys ir webinaro pabaigoje aš į tuos klausimus atsakysiu. Pagal laiką mes turėtume maždaug užtrukti apie valandą, plus klausimai, kiek laiko užtruks atsakymas į klausimus, priklausys nuo jūsų klausimų kiekio. Taip pat šio webinaro įrašas bus publikuojamas ir jūs jį galėsite peržiūrėti ir vėliau. Taigi, koks yra verslo tikslas? Prieš 10 metų pradėjus dirbti konsultaciniam versle, man
dažnai tekdavo girdėti tokius pasakymus, kad verslo tikslas yra gaminti kokybišką produkciją, patenkinti klientų poreikius ir daug įvairiausių kitų tikslų, tačiau verslo tikslas vis dėlto yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Ir tai nėra blogai, jeigu verslas uždirba pinigus. Tai yra pagrindinis verslo tikslas - uždirbti pinigus. Ir ką mes bešnekėtumėm apie verslo savininko tikslus, kuriuos kaip žmogus jisai gali turėti kitus. Ir natūralu, kad žmogaus galbūt tikslas neturėtų būti uždirbti, pagrindinis tikslas - uždirbti pinigus. Tačiau įmonės tikslas visada yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Tačiau, kai mes kalbame apie pinigų uždirbimą, visuomet kyla klausimas, ar tiek, kiek mes uždirbam, yra gana. Natūralu, kad visada norisi daugiau, bet ką tai reiškia gana? Mes turime pasilyginti ir pasižiūrėti, ar mūsų uždirbami pinigai yra efektyviai uždirbami. Tai yra, kokia yra mūsų investuoto kapitalo grąža, arba taip vadinamas return on investment. Kas tai yra investuoto kapitalo grąža? Tai yra pelnas, kuris yra sukurtas pridėtinė vertė, sukurta pridėtinė vertė, minus veiklos išlaidos, tai yra mūsų marža minus veiklos išlaidos, padalintos iš pinigų investuotų į tą verslą. Žinau, kad yra įvairiausių kitų sudėtingų formulių vertinti įmonės veiklą, tačiau, kaip aš mėgstu juokauti, kad dirbdamas vadovaujantį darbą, savo protinius sugebėjimus šiek tiek išbaršiau ir daugiau 3 kintamųjų nelabai galiu atsiminti ir suprasti. Todėl aš labai mėgstu šitą formulę įvertinti bet kokio verslo efektyvumą. Jeigu mūsų įdėtas litas uždirba pakankamai grąžos, reiškia verslas yra efektyvus. Tačiau kalbėdami apie investuoto kapitalo grąžą, apie pinigų uždirbimą, mes turime nepamiršti, kad verslo tikslas yra uždirbti dabar ir ateityje. Tam, kad verslas uždirbtų ne tik dabar, bet ir ateityje, yra būtinos sąlygos. Pirma sąlyga, mes turime uždirbinėti pinigus, išlaikydami patenkintus darbuotojus. Sukurdami jam saugias darbo sąlygas ir suteikdami tam tikrą saugumą. Tačiau ne tik tai patenkinti darbuotojai, bet ir turi būti patenkinta aplinka. Aplinka tai yra klientai, bet ne tik klientai. Aplinka tai yra ir tiekėjai. Jeigu mes apgaudinėsime tiekėjus, labai greitai niekas nenorės mums tiekti komplektuojančių dalių, žaliavų ir panašiai. Jeigu mes apgaudinėsime klientus, niekas iš mūsų nepirks. Na ir visuomenė, tai yra ir mokesčių mokėjimas, ir aplinkosauga, ir paminklos-sauga, ir daug įvairiausių kitų dalykų, ir socialinė atsakomybė ir taip toliau. Tačiau vėlgi reikia nepamiršti, kad joks verslas, kuris neuždirba pinigų, negalės patenkinti šitų būtinų sąlygų. Todėl, kad verslas, kuris neuždirba pinigų, jisai negarantuos normalių darbo sąlygų arba darbo vietos saugumo savo darbuotojams. Verslas, kuris neuždirba pinigų, nemokės mokesčių, neturės iš ko. Natūralu, kad jisai galbūt kai kuriem klientam teiks nekokybiškas paslaugas ar produktą, gali apgaudinėti kažkokius tiekėjus. Dėl to, kad jisai neuždirba pinigų. Taigi, tas pagrindinis tikslas uždirbti pinigus bei būtinos sąlygos, jie tarpusavį yra labai smarkiai susiję. Tačiau, vėlgi, mes viską žiūrėsime per tai, kaip užtikrinti, kad įmonė uždirba pinigus dabar ir ateityje. Aišku, nepamiršdami tų būtinų sąlygų. Taigi, kalbėdami apie bet kokią įmonę, mes suprantam, kad įmonė turi augti. Dėl ko? Tai labai paprastos priežasties. Įmonė turi augti todėl, kad yra gamtos dėsnis. Gamtoje nėra situacijos stabilu. Viskas gamtoje arba vystosi, auga, arba miršta. Jeigu bet koks gyvas organizmas, o įmonė irgi yra tam tikras gyvas organizmas, jeigu gyvas organizmas nesivysto,
jisai neauga vienaip ar kitaip, tokiu atveju jisai, galima sakyti, yra mirimo fazėje. Taigi yra du augimo keliai. Taip vadinamas žalia kreivė, kai mes augam ir kuo toliau, tuo mūsų augimo tempas lėtėja. Ir yra raudona kreivė. Kai augimo tempas išlieka toks pats. Aišku, gyvoje auditorijoje aš labai dažnai užduodu savo klausimą, ne savo, bet užduodu auditorijai klausimą, kaip jūs manot, kuri iš šitų kreivių yra realesnė. Ir daugelis sako, kad žalia kreivė iš tikrųjų yra realesnė negu raudona kreivė. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime, kaip vystosi žmonių kiekis pasaulyje, pasaulinė ekonomika ir daugelis kitų arba tam tikros įmonės, iš tikrųjų jos auga raudona kreivė. Jeigu mes tiesiog užtikrintumėm kažkokios įmonės augimą po 5% per metus, kas nėra labai ambicinga, daug ar sudėtinga, bet užtikrintumėm tokį augimą 20 metų iš eilės, mes pamatytumėm, kad tokia įmonė juda ne žalia, o raudona kreivė. Taigi raudona kreivė užtikrina spartų augimą, tuo tarpu žalia kreivė turi labai didelį privalumą. Kodėl daugelis įmonių vis dėlto vystosi žalia kreivė? Todėl, kad žalia kreivė užtikrina tam tikrą stabilumą, nes spartus augimas labai dažnai atsineša nestabilumą ir sparčiai vystantis galima ir subankrutuoti. Taigi, kalbėdami apie bet kokią organizaciją, kalbėdami apie bet kokią įmonę, taip, mes turime kalbėti apie tai, kad ta įmonė ir turi kažkokią apribojimą. Kodėl? Nėra nei vienos įmonės, kuri turėtų neribotą pelną. Reiškia, kažkas riboja jos pelną. Taigi, pirmas žingsnis, ką mes turėtumėm pasidaryti, ir apie tai aš šnekėjau savo ankstesniam webinare ir kituose webinaruose ar pranešimuose, kurių įrašus galite rasti įvairiuose tinklapiuose ar Verslo akademija LT ar web seminarai LT. Tai pirmas žingsnis, ką mes turime padaryti, tai surasti apribojimą. Kas neleidžia įmoniai turėti daugiau tikslo vienetų, šiuo atveju pelno vienetų. Toliau turime nuspręsti, kaip mes išnaudosime apribojimą. Neužtenka pirmiausia nustatyti apribojimą. Aišku, nustatymą apribojimą mes galime visada imti ir daryti kažkokias investicijas, kad tą apribojimą praplėstų. Tačiau, nežinodami, kur yra mūsų apribojimas, mes dažniausiai jo net pilnai neišnaudojame. Taigi antras žingsnis, turime nuspręsti, kaip išnaudoti apribojimą. Toliau turime nuspręsti arba sudaryti sistemą, kaip visą likusią organizacijos dalis, visus organizacijos narius pajungti sistemos apribojimo išnaudojimui. Tai yra priimtam sprendimui. Ir tik tai ketvirtas žingsnis yra praplėsti apribojimą. Penktas žingsnis, natūralu, kad kai turime apribojimą, jį plečiame, po kažkurio laiko tas apribojimas jau nebėra apribojimas. Ir mūsų apribojimas galėjo persikelti į kitą vietą. Taigi, ką mes turime daryti? Grįžti į pirmą žingsnį, tam, kad surasti naują apribojimą. Labai svarbu, aišku, nepasiduoti inercijai. Kai sulaužėme apribojimą, mes turime imti ieškoti naujo apribojimo. Taigi, pasižiūrėkime vis dėlto, kas yra apribojimas apribojimų teorijos požiūriu. Apribojimų teorijos žodyne yra sudarytas toks žodynas, kur yra terminologijos išaiškinimai. Taigi, tenai apribojimas apibrėžiamas kaip faktorius, kuris riboja sistemos arba organizacijos veiklą. Jei organizacija ar įmonė galėtų šitą faktorių praplėsti, turėti jų daugiau, arba geriau išnaudoti, arba geriau jam subordinuoti, tuomet tai sąlygotų didesnį kiekį pasiektų tikslo vienetų. Taigi apribojimas yra tai, ko jeigu turėtumėm daugiau arba geriau išnaudotumėm, turėtumėm daugiau tikslo vienetų. Taigi įmonėje apribojimas yra tai, kas neleidžia turėti daugiau uždirbamų pinigų.
Toliau pasižiūrėkime, kokie yra įmonėje procesai. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim, bet kokioj įmonėje yra esamas produktų ar paslaugų srautas. Kartais mes vadiname tai pralaidumu, kurį tiesiogiai veikia esamas apribojimas. Tai yra tai, ką mes kūrėme ir parduodame dabar. Esamas produktų ir paslaugų srautas. Ir šiuo atveju, jeigu mes turime kažkokį apribojimą, tai to apribojimo išnaudojimas pasireiškia kartais ir reikšmingais, bet dažniausiai nelabai dideliais pagerėjimais. Na, tai gali pagerinti mūsų pralaidumą 1,5 karto. Gal ir kartais 2 kartus, taip, jeigu mes pagaliau žinom, nustatėm, kur yra mūsų kertinis apribojimas ir srauto apribojimas ir jį gerai išnaudojame. Ir fokusavimasis į tą esamo srauto apribojimą duoda taip vadinamų žemai kabančių vaisių. Tai yra, mes galime pakankamai greitai ir lengvai pasiekti rezultatą. Tačiau bet kokioj įmonėje egzistuoja ne tik esamas produktų ir paslaugų srautas. Bet kokia sėkmingai veikianti arba norinti sėkmingai veikti įmonė ar organizacija turi galvoti ir apie ateitį. Dėl to kiekviena organizacija susiduria ne tik su esamu srautu, bet ir su iniciatyvomis, kurios pagerins tą srautą ateityje. Kokios tai gali būti iniciatyvos? Tai gali būti naujų produktų kūrimas. Kažkokį kūriam naują produktą, su kuriuo esamoje rinkoje užimsim papildomą dalį. Tai gali būti įėjimas į naujas rinkas, į naujus rinkos segmentus. Tai gali būti kažkokių pajėgumų didinimas. Tai yra, mes turim kažkokį vidinį apribojimą, bet galime nusipirkti naujas stakles, priimti naujus darbuotojus. Ir tai jau yra pajėgumų didinimas, kuris iš esmės gali pakeisti mūsų įmonės situaciją. Ir laukiama tokių iniciatyvų įtaka būna labai reikšminga. Mes tikimės, kad padaryti veiksmai leis padidinti įmonės pardavimus reikšmingai. Ne 5-10%, o 10, o kartais 100%, tai yra netgi kartais. Ir kas yra tokių pastangų apribojimas? Jeigu pasižiūrėti vizualiai, kaip tai atrodo. Turime esamą produktų ir paslaugų srautą, kuris yra apribotas, kuris turi savo apribojimą. Tas apribojimas gali būti vidinis, kažkokie resursai, staklės, darbuotojai, žaliavos. Nors dažniausiai vis tiek apribojimas tai yra pardavimai. Mums nepakanka klientų. Nes jeigu jūs turite vidinį apribojimą, jį labai lengva perkelti į kitą vietą. Pakelkite savo parduodamos produkcijos arba paslaugų kainą. Ir pakankamai greitai apribojimas jau nebebus įmonės viduje. Tai taps išorinis apribojimas, taip vadinamas pardavimai. Tačiau mes turime tą produktų ir paslaugų srautą ir su savo apribojimu kažkur. Tačiau, kaip mes jau ir kalbėjome, yra iniciatyvų srautas, gerinimo srautas, kai mes kažką stengiamės įmonėje pagerinti. Ir tas srautas turi savo apribojimą. Ir šitoje vietoje mes jau galime įtarti, kad vadovai arba vadovų dėmesys iš tikrųjų yra didesnis apribojimas ne tiek esamų produktų ir paslaugų sraute, bet kiek įmonės gerinime arba tos ateities iniciatyvų sraute. Ne veltui ir esamas produktų srautas yra žaliai pavaizduotas, nes jis dažniausiai užtikrina tam tikrą įmonės stabilumą. Tuo tarpu gerinimo iniciatyvos užtikrina kompanijos augimą. Tai iš principo užtikrina tai, kas gali kompaniją auginti taip vadinamą raudonąją kreivę. Na ir iš tų dviejų srautų, ypač nedidelėse įmonėse,
mes galime identifikuoti, kad yra šiokia tokia vadovų dilema. Na, bet koks vadovas, gal bet koks pasakyti ir nėra visai teisingai, dėl labai paprastos priežasties, kad aš visų vadovų nepažįstu, bet tie vadovai, su kuriais man teko susidurti, vadovai, įmonių savininkai, jie nori, kad jų verslas būtų sėkmingas. Tam, kad verslas būtų sėkmingas, reikia užtikrinti verslo stabilumą. Aš tikėjau, stabilumas yra būtina sėkmingo verslo sąlyga. Nestabilus verslas, koks jisai ten sparčiai beaugantis bebūtų, jisai bet kurią minutę ar dieną gali bankrutuoti. Todėl stabilumas yra labai svarbu. Ir reikia užtikrinti verslo stabilumą. Tam, kad užtikrinti verslo stabilumą, jisai pats savaime neatsiranda, vadovas turi skirti labai daug laiko arba pagrindinį dėmesį, ne tik laiką, bet ir dėmesį verslo stabilumui užtikrinti. Tačiau, kaip mes jau ir kalbėjom, bet koks sėkmingas verslas yra ne tik tai stabilus, bet ir augantis. Dėl to labai svarbu užtikrinti verslo augimą. Verslas pats savaime neauga. Aplinkybės visos aplinkui yra tokios, kad visi stengiasi, na, bent jau išorėje konkurentai ir nauji ir seni, ir nauji verslininkai ir panašiai, visi stengiasi užtikrinti, kad jūsų verslas neaugtų. Dėl to reikia dėti pastangas užtikrinant verslo augimą. Na ir turime šiokią tokią dilemą. Kur vadovas turi fokusuoti savo dėmesį? Ar jisai turi skirti laiką verslo stabilumui? Ar jisai turi skirti savo laiką verslo augimui? Taigi pasižiūrėkime, kur yra pagrindinis augimo apribojimas. Mes jau šnekėjom, kad įmonė turi augti, užtikrindama stabilumą. Šitie du esminiai žodžiai jie yra svarbus. Žinot, kaip kažkada, man atrodo, Kiyosakis yra pasakęs, jeigu nori tapti turtingu, turi išmokti gerai naudoti žodelį ir. Ką tai reiškia ir? Taip? Turi išmokti dirbti mažiau ir uždirbti daugiau. Arba pardavimuose. Turi išmokti parduoti daugiau ir brangiau. Apie tai yra netgi atskiras webinaras, kurį galima peržiūrėti. Taigi įmonė turi augti, tai yra užtikrinti augimą ir stabilumą. Taigi, bet kas riboja tokį augimą užtikrinant stabilumą? Ir šitoje vietoje mes matome, kad didžiausias arba dažniausiai sutinkamas apribojimas yra vadovų sugebėjimas ir pajėgumai suplanuoti ir vykdyti bei kontroliuoti tobulinimo iniciatyvas. Mes apie šituos du dalykus pašnekėsime detaliau, bet šitoje vietoje yra labai svarbu atkreipdėmėsi, tai yra ir sugebėjimai, ir pajėgumai. Dėl to vadovo dėmesys ir yra pagrindinis apribojimas augimui. Nes vidiniai apribojimai dažniausiai nėra reikšmingi augimui. Net jeigu pasižiūrėt, dabar įmonė, tarkim, susiduria su problemomis pardavimuose. Nepakanka klientų. Kodėl? Nes kažkuriuo metu vadovas tam neskyrė pakankamai dėmesio. Neužtikrino pakankamų potencialių klientų srauto į pardavimų piltuvėlį, neužtikrino efektyvaus pardavimų piltuvėlio valdymo ir panašiai. Kodėl kažkoks vidinis apribojimas, staklės, atsirado kaip apribojimas? Todėl, kad kažkada tam tikrų metų vadovas neskyrė dėmesio priimti sprendimą praplėsti šitą apribojimą. Taigi vadovo dėmesys ir yra pagrindinis apribojimas augimui. Vienas iš žymiausių 20 amžiaus verslo konsultantų, verslo metodikos kūrėjų, daktaras Eliyahu Goldratas, knygos Tikslas, autorius, pradėjęs rašyti savo paskutinę knygą, kurios taip ir nebaigė rašyti, įžangoje rašė, kad bet kuri organizacija turi ribotą vadovų skaičių.
Ir šie vadovai įmonės poreikiam gali skirti tik ribotą valandų skaičių per dieną. Tai yra faktas. Kiek mes vadovų beturėtumėm, jų yra apibrėžtas ribotas skaičius. Ir valandų kiekis dėja, bet paroj tik 24 valandos, iš kurių dar kažkiek reikia pamiegoti ir pavalgyti. Taigi, tas ribotas vadovų skaičius, o nedideliam versle tai tas vadovų skaičius yra vienas, tas savininkas, gali skirti ribotą valandų skaičių. Neišvengiama išvada, kad bet kurioje organizacijoje vadovybės galimybės skirti dėmesį organizacijos poreikiams yra ribotos. Tačiau bet kurioje organizacijoje yra daugybė dalykų reikalaujančių vadovybės dėmesio. Kokių dalykų, mes vėliau pasižiūrėsime detaliau. Taigi, sakant, neišvengiama išvada, daugumoje organizacijų yra akivaizdu, kad vadovybės dėmesys yra butelio kakliukas, nes paklausa viršija turimus pajėgumus. Daugelis vadovų, jeigu staiga visas laikas sustotų, tik jiem laikas nesustotų, tikrai turėtų dar nemažai laiko, jokių naujų problemų neateitų, daugelis vadovų tikrai turėtų darbo ne savaitę ir ne dviem, kol išspręstų visas susikaupusias problemas, visus klausimus ir taip toliau. Tai yra gamyboje, jeigu tu eini per gamybą ir prieš kažkokį išteklių, stakles, matai susikaupusią darbo krūvą, nereikia jokių kitų tyrimų ir įrodymų, kad nuspręsti, kad taip, tai čia yra ta siauriausia vieta. Tas pats yra pas vadovus. Jeigu mes prieš vadovus turime susikaupusią didelę, neatsakytų, neįspręstų klausimų, problemų, nepriimtų sprendimų kiekį, tai vadovai ir yra tas esminis apribojimas. Taigi, kodėl šita dilema apskritai egzistuoja? Todėl, kad vadovo ir savininko laikas yra ribotas. Jeigu vadovas turėtų neribotą laiką, tai jisai galėtų dalį arba tiek, kiek reikia laiko skirti verslo stabilumui ir tiek, kiek reikia laiko skirti verslo augimui. Deja, tam, kad užtikrintų verslo stabilumą ir verslo augimą, nepakanka esamo laiko ir vadovų dėmesio. Pažiūrėkime, dažniausiai kuo užsiema vadovas įmonėje. Pirmiausiai, bet koks vadovas įmonėje užtikrina ir skiria labai daug laiko užtikrinti verslo stabilumą. Dirba su esamu srautu ir esamu srauto apribojimu. Intuityviai ir sistemiškai suradęs tą apribojimą, jisai dirba tam, kad užtikrinti, kad vyktų srautas, kad atsirastų klientai, teiktų užsakymai, būtų gaminama, kad prieš tai būtų nupirktos žaliavos. Taigi jie užtikrina, kad eitų tas srautas. Arba bent jau stengiasi daryti veiksmus, kurie užtikrina tą srautą. Taip pat vadovas turi užtikrinti verslo plėtrą. Galvoti, kurti plėtros iniciatyvas, jas stebėti ir žiūrėti. Tačiau, nepaisant šitų dviejų, apie kurias mes jau šnekėjome, atsakomybių, neretai vadovas, ką dar daro, pač nedideliam, smulkiam, net kartais ir vidutiniam versle, vadovas ne tik tai dirba vadovo darbus, bet jis dirba ir pats procese kaip resursas. Žiūrėkit, kokio nors ten projektavimo įmonės vadovas kartais ir pats projektuoja, arba IT kompanijos vadovas pats administruoja ar programuoja, arba bent jau eina pardavinėja. Ir, atsiprašau, tas vadovas ne tik tai turi skirti laiko esamo srauto valdymui, augimo sukūrimui, inicijavimui ir valdymui, bet jisai dar nemažai laiko suvalgo, jo laiko suvalgo darbas esamame sraute. Jisai dirba tiesiog ne kaip vadovas, o kaip resursas. Ir labai dažnai tas laikas, kai jisai dirba kaip resursas, tuo metu jisai negalvoja apie ateitį,
Taip, tai verslo stabilumo užtikrinimo klausimai dažniausiai išlenda gaisro forma, tai yra atėjo nepatenkintas klientas, taip? Arba kažkoks tiekėjas netvežė reikiamų prekių, arba komplektuojančios žaliavos. Taip, ir vadovas tada persimeta į gaisrininko arba verslo srauto, arba to gamybinio srauto valdytoją ir jisai stengiasi užgesinti tą gaisrą ir toliau užtikrinti, kad tas srautas vyksta. Kaip vadovas smulkiam versle netgi daro ne 2 darbus, o 3 arba 3 darbų grupės. Taigi, kaip mes jau ir šnekėjom, iš tikrųjų bet kokio verslo, daugumos verslų apribojimų tampa pats vadovas ar jo dėmesys, bei sugebėjimas ir pajėgumai suplanuoti, vykdyti, kontroliuoti tobulinimo iniciatyvas. Tobulinimo iniciatyvos gali būti įvairios, tiek užtikrinančios esamų srautų stabilumą, tiek ir užtikrinančios verslo augimą. Kokios tokio apribojimo pasekmės? Sustojus įmonės plėtra. Jeigu pasižiūrėt, kaip įmonė progresuoja, ir jeigu matai, kad per pastaruosius 3-4 metus įmonė visai neaugo, arba augo maždaug infliacijos lygyje, arba lėčiau negu rinka augo, tai realiai kompanija neauga, o mažėja. Sustojus įmonės plėtra, ką gali reikšti, kad kažkurio metu konkurentai pasivys, aplenks ir tokios įmonės pabaiga labai aiškiai, tokia įmonė bus arba bankrutuos, arba ją paprasčiausiai suvalgys, nupirks už nedidelę kainą konkurentai. Taip pat tokioje įmonėje pastoviai pasikartoja įvairūs gaisrai. Daug nepatenkintų klientų, nusiskundimai, visi darbuotojai gyvena tokio gaisro sąlygom, nežinai, kaip ant vulkano, tai ten problema, tai ten. Ir tiekėjai nepatenkinti. Neretai tokios įmonės susiduria su taip vadinamu pusės 9 sindromu. Kas tai yra pusės 9 sindromas? Kai pusė 9 ryte įmonės vadovas kartu su buhalterė sėda prie stalo ir žiūri, kiek šiandien turime sąskaitoje pinigų ir kas grasino mus paduoti teismą ar net gal nušaut, kam šiandien sumokėsime iš tų gautų pinigų. Tai yra nestabilus pinigų srautai ir panašiai. Apie, beje, pinigų srautų valdymą Verslo akademijoje galite rasti straipsnį, kuris taip ir vadinasi pusės 9 sindromas. Dažnai tokie vadovai tampa savo verslo įkaitais. Jie negali to verslo palikti net trumpam išvažiuoti patostogauti, paslidinėti ar susirgti. Taip. Nes jeigu tik jie išeis trumpam, pasitrauks nuo verslo, verslas stoja. Ir tam tikrų metų tokie verslininkai supranta, kad ne verslas jiem tarnauja, o jie tarnauja verslui. Ir jie susikūrė netgi ne verslą, o amžinąją darbo vietą. Amžinoji darbo vieta ne ta prasme, kad jinai niekada nedings. Jinai gali dingti, bet amžina ta prasme, kad niekada negali iš tos darbo vietos net trumpam pasitraukti. Atsiprašau, kitas neigiamas pasekmes jūs galite toliau įžvelgti, tai yra vadovas neturi jokio, sakant, asmeninio laiko, visą laiką suvalgo darbas, tokia įmonė neprogresuoja, joje sėkmingi darbuotojai nenori dirbti, nes nėra stabilios ateities tokioje įmonėje ir daug įvairiausių kitų neigiamų pasiekmių, kurias jūs tikriausiai iš savo patirties asmeninės galite čia įvardinti. Taigi prisiminkime tuos 5 fokusavimosi žingsnius, jeigu mes jau šnekėjome, kad
turime nustatyti apribojimą. Jau kaip ir nustatėm, kad apribojimas yra įmonės vadovas ar savininkas. Toliau labai paprastas dalykas. Antras žingsnis, turime nuspręsti, kaip išnaudoti tą apribojimą. Ir va šitoj vietoj, kalbant apie apribojimo išnaudojimą, labai dažnai klausytojai arba mūsų tinklaraščio komentatoriai sako, išnaudot, viskas tik apie išnaudojimą čia, nes mes turim tokią patirtį, mūsų daugelį auklėjo, kad išnaudojimas žmonių yra blogai. Čia yra išnaudoti ne ta prasme, kad atimti viską, o galbūt kaip efektyviau panaudoti. Taip? Ir jeigu pasižiūrėt, daugelio įmonių vadovai ir savininkai dirba daugiausiai iš visos įmonės darbuotojų. Taip? Tai išnaudoti tai nereiškia prigalvoti jam dar daugiau darbo, nes jis ir taip labai daug dirba. Bent jau visą laiką atrodo, pasižiūrėjus, kad užsiėmęs. Tačiau, kalbant apie vadovo kaip apribojimo išnaudojimą, mes turime užtikrinti, kad vadovas užsiema svarbiais, bet neskubiais darbais. Ir toliau jau turime pajungti likusią organizacijos dalį, visus likusius organizacijos narius, užtikrinant vadovo išnaudojimą, tai yra jo užsiėmimą tik svarbiais, bet neskubiais darbais. Ką mes vadinam skubus ar svarbus darbai ir kuo jie skiriasi? Stevenas Covey'us, knygos 7 efektyvių žmonių įpročiai autorius, pristatė tokį elementarų, taip vadinamą laiko kvadrantą, suskirstęs bet kokius darbus į pagal svarbą ir skubą. Yra skubus svarbus darbai, neskubus, bet svarbus darbai, nesvarbus, bet skubus ir neskubus ir nesvarbus. Tam pasižiūrėkime, atėjo piktas klientas, reikšti nepasitenkinimą, kad jo užsakymas vėluoja. Ar tai yra svarbus darbas, nuraminti tą klientą? Žinoma, tai yra svarbus darbas. Ar jisai yra skubus darbas? Natūralu, kad jis yra skubus, nes klientas atėjus, jis stovi čia ir reiškia nepasitenkinimą. Dažniausiai skubus ir svarbus darbai tai yra gaisrai. Sugalvoti arba surasti naują segmentą, į kurį kompanija galėtų pasiūlyti savo produkciją. Ar tai yra skubus darbas? Daugeliu atveju tai nėra skubus darbas. Taip? Nes jeigu kompanija dabar parduoda ir užsitikrina tam tikrą teigiamą pinigų srautą, tai naujas segmentas, taip, tai yra labai svarbus darbas. Vieta plėtrai. Bet ar tai skubus? Jeigu šiandien nepadarysiu, tai rytoj ar poryt nebus vėlu. Tai nėra skubus darbas, bet jis yra labai svarbus. Tai aš jau neskalbu apie nesvarbius darbus. Reiškia, bet pakalbėkime apie šitos. Taigi, vadovo laiko dalis turėtų būti skiriama neskubiem, svarbiem darbam. Todėl, kad daugumoje atveju neskubus, bet svarbus darbai kažkurio metu tampa skubiais. Tie gaisrai, atsitikę gaisrai, dažniausiai yra pasiekmė to, kad nebuvo skirta pakankamai laiko savo laiku darbui, kuris buvo svarbus, bet neskubus. Taigi vadovas turi atlaisvinti savo laiko ir pradėti skirti jį neskubiem darbam. Taigi tai padės išspręsti vadovų pajėgumų dalį. Asmeninio laiko valdymas vadovui yra labai svarbus. Taigi vadovas turi įgauti laiko valdymo įgūdžių. Laiko valdymo įgūdžiai tai nėra taip labai elementariai ir paprastai, bet pirmas dalykas, nuo ko aš rekomenduoju visiems savo klientams, su kuriais dirbu, vadovam, ką padaryti, tai suplanuoti 1 dieną per savaitę. Galima 2 pusdienius per savaitę darbui su kompanija, su įmonė. Negalima turėti kasdien po valandą. Valandos sisteminiai analizai ir darbui su įmonė yra per mažai. O jeigu jūs pradedat kažką galvot,
Po valandos jūs nutraukė, rytoj jūs jau būsit pamiršę pusę to, ką sugalvojate. Dėl to labai svarbu, kad laikas paskirtas darbui su kompanija būtų ne mažiau kaip 4 valandos gabalas. Tuo metu jūs neatsakinėsite į klientų skambučius, nebent kažkoks neeilinis atvejis. Tuo metu jūs nespręsite einamų klausimų įmonės valdyme. Tuo metu jūs daug dalykų skubių, bet nesvarbių darbų arba netokių skubių ir netokių svarbių darbų jūs nedarysit. Jūs dirbsite su įmonė, ne įmonėje. Toliau reikia pasidaryti dienos fotografiją. Pasižiūrėkite, ką jūs visos savaitės galbūt, ką jūs veikite visą dieną. Geriausiai suskirstyt pradžioj po 15 minučių ir vat ką kiekvieną 15 minučių jūs veikite. Ir tada identifikuosite svarbius ir nesvarbius darbus. Nenustebkite, jeigu rutina, darbai, kurie galbūt ir svarbus, bet jie nėra tie svarbus, kurie užtikrintų įmonės ateitį, ta rutina suvalgo virš 80% jūsų laiko. Kartais dar daugiau. Toliau, kai jūs jau identifikavote, kokie darbai yra, tie vadinamieji gaisrai arba ta rutina, pasižiūrėkite, gal dalį tų darbų galima atiduoti kitiem įmonės darbuotojams. Taip, aš suprantu kai kurių vadovų paranoją, tam tikrą arba įsitikinimą, kad niekas geriau už jūs nepadarys. Galbūt geriau ir nepadarys. Bet kartais, netgi ir prašiau padarytas vienas ar kitas darbelis, nėra tai blogai, ar ilgiau jisai bus daromas, negu kažkoks jūsų nepriimtas sprendimas ar pražiūrėtas svarbus momentas. Taigi nustokite daryti nesvarbius darbus ir deleguokite dalį mažiau svarbių darbų, tą rutiną, reiškia dalį mažiau svarbių darbų. Rutina ir gaisrų gesinimas vadovo dienotvarkėje neturi užimti daugiau nei 20% laiko. Jeigu jūs esate labai geras savo srities žinovas, jūs esat koks nors projektuotojas arba programuotojas, įkūręs savo įmonę ir jūs nenorite atsisakyti tos profesijos, kas pakankamai suprantama, taip? Bet norite būti ne tik amatininku, bet ir verslininku, tai yra žmogumi, kuris turi sistemą, kuri jam uždirba pinigus, taip? Vis tiek paskirkite tam tikrą dalį laiko darbui su įmonė. Ir tie įmonės gaisro gesinimo, reiškia, laikas turėtų būti dar mažesnis. Taigi atlaisvinę laiką darbui su įmonė, tai dar nereiškia, kad jau dabar įmonė pradės klestėti. Kodėl? Todėl, kad mes šnekėjome apie tai, kad vadovų apribojimas yra vadovų pajėgumai, tai yra laikas, kurį jisai turi, ir sugebėjimai. Tai, kad jūs dabar skirsite dėmesio svarbiem, neskubiem darbam, tai dar nereiškia, kad įmonė tobulės, nes reikia žinot, kaip daryti tuos patobulinimus. Ir čia susiduriam su kitu faktu, kad daugelis vadovų neturi sisteminių verslo sistematizavimo, verslo kaip sistemos kūrimo žinių. Jeigu pasižiūrėt, labai reta aukštoji mokykla teikia tokias žinias. Tai? Todėl daugelis vadovų ką daro? Ne šiaip jau vadovai dažnai dirba įmonėje kaip resursai, o ne kaip sistemos statytojai, nes jie daro tai, ką moka geriausiai. Dirba įmonė. Geras projektuotojas, jis moka gerai projektuoti. Ir jisai užsiema projektavimu, o ne įmonės statymu. Tai yra atlieka darbuotojų darbus. Bet jeigu jūs norite sukurti verslą, jūs turite skirti laiko darbui su įmonė. Jūs turite išugdyti savyje įprotį, taip sakant, užsiimti ne tik projektavimu, ar programavimu, ar jeigu esate stomatologas, klientų dantų taisymu,
bet ir kompanijos kaip sistemos kūrimu. Taigi šią dilemą, vadovo dilemą galima spręsti keliais etapais. Pirmas etapas, sakėme, efektyviau išnaudoti vadovų laiką, neįkvoti jo nereikšmingiam darbam. Kitas svarbus dalykas. Skirtingų metų reikalingi skirtingi dėmesio objektai. Tam tikra prasme, jeigu jūsų kompanijoje nėra užtikrintas stabilumas, galbūt nereikia skirti šiuo metu dėmesio užtikrinti verslo augimą. Pačiam pirmam etape pirmiausiai reikia užtikrinti verslo stabilumą, tam tikrus pasidėti pagrindus, kad verslas būtų stabilus, o tik tada užsiimti tuo, kad užtikrinti verslo augimą. Taigi, verslo vadovų sugebėjimų sprendimas. Nuo ko tai pirmas etapas – pajėgumai, tai yra laikas, asmeninio laiko valdymas. Toliau sugebėjimai, kaip tą laiką išnaudoti. Stabilizavimas. Pirmiausiai vadovas tą išlaisvintą laiką turi skirti verslo stabilizavimui. Tai yra sistematizuoti verslą. Pirmiausiai, nusistatyti strateginių rodiklių sistemą. Turėti tam tikrą prietaisų skydelį, kaip automobilyje, lėktuve ar dar kažkur, pagal kurį matysis situacija, kas vyksta įmonėje. Gerai veikiantis prietaisų skydelis ar tie globalių rodiklių sistema leis, užtikrinus verslų, taip, daugiau laiko skirti įmonės vystymui ir augimui, laiks nuo laiko stebint, ar viskas ten gerai. Jeigu jūs neturite geros rodiklių sistemos, jums reikia pastoviai dalyvauti procese, kad suprasti, ar viskas įmonėje vyksta gerai. Jūs negalite atsitraukti nuo kasdieninės veiklos ir užsiimti įmonės tobulinimą. Tik turėdami strateginių rodiklių sistemą, jūs galėsite ramiau palikti įmonę ilgesniam laikui, tiek pusdieniui ar dienai, kad matyt, kad procesas vyksta, neprarandant kontrolės, daugiau laiko skirti įmonės augimui. Toliau reikia sistematizuoti ir standartizuoti pardavimą. Bet kokios įmonės pelningumas pirmiausiai priklauso nuo to, ar įmonė moka pardavinėti. Reikia užsitikrinti, kad pas jūs yra efektyvus, gerai veikiantis pardavimo procesas. Ką tai reiškia? Pirmiausiai, tai kad neprarandate visų atėjusių klientų. Ne vieno. Jeigu klientas atėjo ir nori pirkti, jūs to kliento neprarandat. Po to, reiškia, jeigu jis išreiškė susidomėjimą, arba jūs paskambinot jam, jis sakė, nežinau, gal, gerai, atsiųsk pasiūlymą. Tai jūs nepamiršit, atsiųsit pasiūlymą, patikrinsit ar gavo ir vesite klientą per tą pardavimo proceso žingsnius. Šnekant apie klientų praradimą, pakankamai dažnas atvejis būna, kai ateini kokią nors įmonę ir paprašai, kad man būtų įdomu, atsiųskit man pasiūlymą, žinoma, ir to pasiūlymo jūs negaunat arba turit skambinti, prašyti ir panašiai. Taip? Kompanija kaip ir praranda savo pardavimus. Taigi pirmas, po strateginių rodiklių nustatymo turi būti nustatytas pardavimo procesas. Toliau turit skirti laiko konkurencinio pranašumo sukūrimui. Tai yra patobulinti savo veiklos procesus, pradėti daryti greičiau, kokybiškiau, patikimiau negu jūsų konkurentai. Šiuo atveju šiek tiek tai, kad klientam tas šiek tiek būtų reikšmingas patobulinimas, užtikrina, kad jūs turite konkurencinį pranašumą. Tai yra konkurencinio pranašumo kūrimas užtikrina srauto maksimizavimą, kad efektyviai išnaudojate turimus vidinius resursus, kad turite operacinių rodiklių visumą, kad jūs žinote, kiek procentų jūsų užsakymų vėluoja, arba kiek pagaminate broko ir panašus dalykai.
Toliau, kai jau jūs pasidarėte geresni negu konkurentai, to neužtenka, kad augtų kompanijos pardavimai ir kad kompanija veiktų stabiliai. Reikia sistemos, leidžiančios išnaudoti tą konkurencinį pranašumą. Mes naudojam tokį kodinį žodį paruošti mafijinį pasiūlymą. Tai yra pateikti pasiūlymą, kuris būtų toks patrauklus klientui, nuo kurio jisai negalėtų atsisakyti. Na ir toliau tiesiog valdyti pardavimo procesą, stebint, užtikrinant daugiau naujų klientų ir užtikrinant stabilumą, žiūrint, kad neatsirastų kažkokie vidiniai apribojimai. Kai jau sistema pradeda veikti pakankamai sėkmingai ir stabiliai, jūs turite rimtą pagrindą, tvirtą pagrindą padaryti organizacijos kokybinį šuolį. Jau tai yra tada organizacija gali arba organizacijos vadovai, įmonės vadovai gali pradėti galvoti apie kompanijos eksponentinį augimą. Tada galima dalį laiko pradėti skirti kompanijos augimui. Tada galima sukurti spartaus augimo strategiją, kur jūs sukursite tokį konkurencinį pranašumą, kur jūs būsite ryškiai geresni už jūsų konkurentus, kas leis jums ryškiai padidinti savo pardavimus. Dažniausiai jau šioje vietoje vidiniai apribojimai nebėra klausimas. Vėl, kad jau jūs turite stabiliai veikiančią įmonę, kuri gali pasinaudoti savo patirtim, pritraukti papildomą finansavimą, jeigu reikia ir panašiai, padaryti sekantį augimo šuolį. Tai yra kažkokio naujo konkurencinio pranašumo pasirinkimas. Neužtenka tik tai nuspręs, taip mes judėsime šitą linkmę ir būsime geresni šitoje vietoje. Tai yra ir konkurencinio pranašumo sukūrimas. Tai yra jau organizacijos veiklos procesų pakeitimas, perstatymas ir taip toliau, užtikrinant naujai sukurto konkurencinio pranašumą. Teikimą, taip. Ir pateikti naują pasiūlymą, kuris išnaudoja jau kūriamą naują konkurencinį pranašumą. Vėlgi, pardavimo proceso nustatymas, jų valdymas bei stabilumo užtikrinimas. Ir vėlgi, mes galime toliau padaryti sekantį žingsnį ir sekantį žingsnį ir dar kitą žingsnį ir dar kitą žingsnį ir taip užtikrinti kompanijos augimą raudona eksponentinė kreivė. Jeigu pasižiūrėt, iš principo, sėkmingas kompanijas, apie kurias šneka knygoje Nuo gero prie puikaus, tos kompanijos, kurios ryškiai aplenkė savo konkurentus, jų rinkos vertė augo, vidutiniškai, momentiniai svyravimai buvo, pasižiūrėti ilgalaikę prasme, jie augo pagal raudoną kreivę. Aišku, tam, kad tai įgyvendinti visada, reikia savo užduoti klausimą. Ar jūs esate tam pasiruošę? Kaip vadovas, kaip organizacija. Apskritai yra 3 organizacijos tipai arba būsenos. Yra ambicingos organizacijos. Nesvarbu, kiek jos yra pasiekusios, jom yra mažai. Nes yra tiek daug galimybių. Tos organizacijos ir tie vadovai nepripažįsta vidutinybių. Jiem reikia daugiau. Jiem verslo auginimas tai nėra, taip sakant, tai yra ten tie pinigai ar pelningumas nebėra tikslas. Tai yra tiesiog rodiklis, kaip sėkmingai jie veikia. Kaip sportininkas matuoja, kiek ten kilogramų pakėlė, ar koks alekna, kaip toli numetė, geras verslininkas matuoja savo veiklą, kiek jisai uždirbo. Ambicingas vadovas, ambicinga organizacija niekada nepasitenkins pasiektų. Taip, jie sakys, tai mes galbūt gerai padarėm ir viską, bet mes galime padaryti geriau. Įdomi tokia japonų filosofija, vadybos filosofijos elementas yra tame, kad per vienas japonų konsultantas pasakojo, kad pas juos yra vienoje organizacijoje net ant įėjimo
į įmonę užrašytas toks šūkis. Mes šiandien esame blogiausiai situacijai iš tų, kurias galime pasiekti. Bet kokią situaciją galima ryškiai pagerinti. Tai tuo jie ir kasdieną užsiema. Taip pat yra organizacijos, kurios yra pasitenkinusios, patenkintos. Na, gyvenimas geras. Na, klientai ateina, perka, turime teigiamą pinigų srautą, viskas atrodo subėda per pusę, taip galim pasižiūrėti vieną idėją, kitą, trečią, bet mes kitokie. Pas mus tai nesuveiks, čia specifika. Tai, ką jisai šneka, tai yra apie gamybą, mes paslaugos. Taip, tai, ką jisai šneka, tai yra apie lean ar ten apribojimų teoriją. Tai suveiks vakaruose, bet ne pas mus. Tai suveiks Japonijoje, tai suveiks dar kažkur, mes kitokie. Pas mus projektinė aplinka. Mes gaminam intelektualų produktą, o ne fizinį. Ir daug įvairiausių pasiteisinimų. Viskas subėda per pusę. Ir svarbiausia nieko nejudinti. Kas įdomiausia, tai yra kompanijos, kurios kažkurio metu buvo labai sėkmingos. Ir pasiektas sėkmingą rezultatą visada yra taip baisu tobulinti, nes o jeigu sugadinsim, tai nepamirškite, situacija keičiasi. Tai, kas jūs atvedė iki čia, nebūtinai užtikrins jūsų tolesnį augimą. Na ir yra trečio tipo organizacijos ir vadovai, kurie susiduria su krize. Kai jie supranta, kad situacija tokia bloga, kad galima išbandyti, nes prarasti jau nelabai yra ką, galima išbandyti bet ką. Ir jeigu net tai nesuveiks, kad čia siūlo, tai jau organizacijai matyti galas. Aišku, visada įdomiausia yra dirbti su ambicingom kompanijom, jų ir pagrindas geras, užtikrinti stabilumą yra daug paprasčiau. Krizėje esančios kompanijos irgi jos noriai keičiasi. Pats prašiausios įmonės dėl tobulėjimo ir augimo yra tos pasitenkinusios, kuriom viskas yra gerai. Arba jos tiesiog unikalios, pas jos viskas kitaip. Taigi apibendrinant. Jeigu jūsų netenkina esama padėtis, šitas labai svarbus dalykas. Jeigu jūsų netenkina esama padėtis, pasižiūrėkite į veidrodį, ar nesate savo verslo apribojimas. Jeigu vis dėlto priėmė tą sprendimą, žinot, kaip rodo per filmus, tų anoniminių alkoholikų susirinkimus ir panašiai, viskas prasideda nuo to, nuo savo prisipažinimo. Labas, aš toks ir toks, aš alkoholikas. Kol jūs savo nepripažinsit, kad jūs esate įmonės svarbiausias apribojimas, tol situacija nesikeis. Jeigu jūsų situacija netenkina ir norit imtis pokyčių, atraskite laiko darbui su įmonė. Vadovo pajėgumai. Atraskite laiko būti vadovu. Ir tobulinkite vadovavimo įgūdžius. Tobulinkite savo sugebėjimus kaip vadovo. Ne tik tai, kad jūs turit laiko, bet kad ir jūsų pagaminta produkcija, priimti sprendimai, inicijuotos tobulinimo iniciatyvos ir taip toliau būtų kokybiškos. Ir tą išlaisvintą laiką skirkite pirmiausia sistematizuoti savo verslą, tam, kad užtikrinti stabilumą. Toliau sukurkite spartaus augimo strategiją. Tai yra, užtikrinkite organizacijos ilgalaikį augimą. Tam, kad palengvinti ypač smulkaus verslo ir vidutinio verslo vadovams šitą situaciją, aš sukūriau kartu su kolegom ir jau šiemet 3. kartą organizuosime specialią programą orientuotą, į įmonių vadovus ir vadinasi nuo amato prie verslo. Daugiau apie tą mokymų programą informacijos jūs galite rasti tinklapyje amver.lt. Tai yra praktinių verslo vystymo įgūdžių tobulinimo programa. Trukmė yra 6 mėnesiai. Per tuos 6 mėnesius turėsime 8 užsiėmimus. Bendroji sumoje maždaug 60 valandų. Papildomai apie 30 valandų įvairios video medžiagos,
paskaitų, kurias jūs turėsite pasižiūrėti. Dalis temų bus nagrinėjamos taip vadinama flipped classroom principu. Kai teoriją jūs žiūrėsite, ruošitės prieš paskaitą, paskaitos metu susirinkę darysite praktinius darbus ir praktiniai darbai tai bus su jūsų įmonėm. Jeigu šnekėsime, susidarykite finansinį planą, tai kiekvienas iš jūsų darys savo įmonės finansinį planą, o ne kažkokios teorinės įmonės. Taip pat kiekvienas įmonė gaus kuratorių konsultacijas. 10 valandų kuratorių, kurso metu kuratorių konsultacijas. Taip, tai bus teorija derinama su praktika. Apie ką visa ta programa? Viskas prasidės nuo to, kad tai yra asmeninio laiko valdymas. Duosime, įgūdžius, kaip teisingai valdyti savo asmeninį laiką. Ką mes pamatėme su ankstesnėm nuo amato prie verslas klausytojų grupėm, kad daug kas man sakė, medžiaga labai gera, bet man neturėjau laiko per 6 mėnesius, net atsirado laiko pritaikyti tai, ką aš išgirdau seminaruose. Ką tai rodo? Tai rodo, kad yra tam tikras laiko valdymo įgūdžių trūkumas. Top viskas prasidės nuo asmeninio laiko valdymo įgūdžių. Toliau rodikliai, tai ką mes sakėm, globalūs rodikliai ir finansų valdymas, pardavimų valdymas, pardavimų proceso sudarimas. Toliau, kai jau yra rodikliai ir pardavimai, pereisime prie to, kaip jūs kūrėte tai, ką parduodate. Tai, kas yra parduodama, kuriama keliais būdais. Tai gali būti fizinių produktų gamyba ir gamybos procesų valdymas. Tai gali būti paslaugų procesai, taip. Tai gali būti projektinė aplinka. Sus tos dalykus mes paliesime. Toliau, kaip sukurti konkurencinį pranašumą. Konkurencinis pranašumas tai yra tam tikras dalykas, kurį jūs darote ryškiai geriau negu jūsų konkurentai. Kainą nukopijuoti labai paprasta. Pasikoregavai savo kainoraštį ir nukopijavai. Nukopijuoti pertvarkytus procesus labai sudėtinga. Toliau pasižiūrėsime apie marketingą. Ne tik vertės pasiūlymų ruošimą, bet ir kaip užtikrinti papildomų potencialių klientų srautą, kur ieškoti potencialių klientų, bei spartaus augimo strategijos sukūrimas. Taip pat papildomai bus video medžiaga, bei kam aktualu konsultacijos apie tiekimo grandinės ir atsargų valdymą. 8 susitikimai orientuoti į jūsų verslo stabilumo ir augimo užtikrinimą. Kaina. Vienam klausytojui kaina yra 4000 litų, bet jeigu pasižiūrėt, kad 8 užsiėmimai, 60 valandų, video medžiagos apie 30 valandų, kuratorių konsultacijos 10 valandų. Jeigu pasižiūrėt visą trukmė ir visa medžiaga, kurią jūs gausite, tai yra virš 100 valandų. Tokiu atveju tai gaunasi valandos kaina 40 litų. Tai tikrai nėra labai didelė kaina. Jo labiau, kad jeigu iš įmonės ateisite keliese, vėlgi bus papildomos nuolaidos. Tinklapyje nuo amato prie verslo, tam amver.lt jūs galite rasti mūsų dalyvių atsiliepimus. Apie tų, kurie jau dalyvavo kurse atsiliepimus. Kas įdomiausia, turime ne vieną, 2 kaip aš juokaudamas sakau, žmonės, kurie nusprendė ir toliau kartoti tą kursą. Kadangi kiekvieną kartą gauni naujų žinių ir įgūdžių. Beje, užsiregistravę iki sausio 15 dienos gaus papildomai 10% nuolaidą. Beje, jeigu jums įdomi tik tai viena tema ar keletas temų iš šitų išvardintų temų, jūs galite dalyvauti vienoje iš atskirų temų už atskirą kainą. Visą tą informaciją jūs galite rasti mūsų tinklapyje amver.lt. Taip pat
nuo kitos savaitės rengiami ciklas, reiškia, gal ne ciklas, bet, taip sakant, regioniniai seminarai. Aš planuoju apsilankyti Kaišiadoryse, Mažeikiuose, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Kaune, Utenoj, Alytuje, kur bus seminaras, kaip užtikrinti įmonių stabilumą ir spartų augimą. Tai maždaug 3 valandų seminaras skirtas tiek įmonių vadovam, tiek įmonių darbuotojam, vadybininkam ir panašiai. Vėlgi, tą informaciją jūs galite rasti mūsų tinklapyje tots.lt. Kaina ten yra simbolinė, daugiau tik tai, kad padengti kavos išlaidas ir salę. Vėlgi, antram žmogui iš tos pačios įmonės dalyvavimas nemokamas. Taip, registruotis į tą seminarą jūs galite rašydami e-mailą ieva@toc.lt. Taigi pereikime prie jūsų klausimų. Aš dabar persijungsiu. Taigi, pirmas klausimas. Kaip gražiai pasakyti vadoviai, kad jos taisomos mano neva klaidos yra minusas įmoniai. Kiek sakau, tiek taiso. Bet kiek galima. Dirbu dar 3 mėnesius, nežinau, kiek ilgai tai tempsiu. Jei jį galvoja tik apie pardavimą, bet ne apie prekės kokybę, ką daryti. Juk ilgai niekas prekės nebepirks. Iš tikrųjų, tai, ką jūs pristatėte, tai tam pačiam klausime labai aiškiai matosi jau konfliktas tarp prekės kokybės, taip, arba laiko skiriamo prekės kokybei užtikrinti ir laiko skirto pritraukti naujus klientus. Natūralu, kad pardavinėjant nekokybišką prekę, klientai neteis, bet iš kitos pusės, sakykime taip, jūs dirbat toje įmonėje tik 3 mėnesiai, vadovė galbūt dirba ilgiau. Natūralu, kad pas ją yra kažkokie galbūt įpročiai arba nusistovėjusios prielaidos, kodėl jinai elgėsi taip. Aš manyčiau, jums tiesiog reiktų pamėginti suprasti, kodėl jinai siekia vienokių, taiso jūsų klaidas. Tai, ko jūs nelaikot klaidom, kodėl jinai laiko tai klaidas. Galbūt vertas susirašyti ir išsiaiškinti kriterijus, ko iš jūsų kaip darbuotojų yra tikimasi. Galbūt jums reiktų detaliau išaiškinti ir savo prielaidas. Nes čia yra labai aiškus konfliktas ir yra labai daug neišaiškintų prielaidų. Pats geriausias būdas, kaip pasakyti, tai atsisėsti ir išsiaiškinti. Sakymo, komunikavimo būdu. Beje, rekomenduočiau pasižiūrėti, galima rasti įrašus versloakademijoje.lt apie konfliktų sprendimą, taip vadinamą to konfliktinio debesėlio būdu. Taip kad ten galbūt rasite tam tikrų įžvalgų, kaip šitą konfliktą spręsti su vadove. Kiek įmonės vadovas gali sau leisti laisvų stiliumi bendrauti su darbuotojais? Ar vis tik gal yra ribos? Atsakinėjant į elektroninį paštą verta išlaikyti oficialų stilių, ar galima daugmaž draugų lygyje bendrauti? Su pokalbiais apie vakarėlius po darbų. Iš tikrųjų, nėra vienareikšmiško atsakymų. Labai priklauso nuo organizacijos kultūros, nuo daug dalykų. Mūsų kompanijoje, TC sprendimuose, vienaip ar kitaip bendravimas yra, manyčiau, pakankamai neoficialus organizacijos viduje ir panašiai. Tačiau yra tam tikri dalykai, tam tikros ribos, pavyzdžiui, kaip ten ateimas darbo laiku ir panašus, kurių reikia laikytis. Tai nėra vienareikšmiškos
taip sakant. Yra organizacijos, kur viskas labai formaliai, yra organizacijos, kur yra labai neformaliai ir vienas ir kitos veikia. Labai svarbu nepamiršti, kad kiekvienas organizacijos narys, tiek vadovas, tiek darbuotojai turi tam tikras savo įsipareigojimus organizacijai ir viens kitam ir turi tuos įsipareigojimus laikyti. Ir kartais vadovui tenka būti nepopuliariam ir vadovas yra tas, kas turi užtikrinti tam tikrą drausmę, sinchronizaciją ir kartais turi būti ir neoficialus. Tai yra, vadovas turi būti labai griežtas, formalus ir, taip sakant, kaip ten bebūtų verslo darimas, tai nėra populiarumo konkursas. Taip? Kartais tenka priimti nepopuliarius sprendimus. Netgi blogai dirbančio darbuotojo atleidimas, nesvarbu, kad jisai gal ir fainas, bet vadovas atsakingas už visą organizaciją, ne tik už kiekvieną asmenį atskirai. Kodėl vadovui dažnai trūksta apyvartinių pinigų? Čia matyt, kodėl vadovo klausimas, aš darau prielaidą, kad kodėl įmonėse dažnai būna bėdų su apyvartiniam lėšom. Matot, apyvartinių lėšų arba piniginių srautų rodiklis yra toks įdomus. Jeigu su jo problemų nėra, su apyvartiniam lėšom, tai jis yra nestebimas. Tiesiog, jų yra tų apyvartinių lėšų. Jeigu jų yra trūkumas, dažniausiai visi kiti rodikliai yra nestebimi. Bet apie tai aš rekomenduočiau pasižiūrėti straipsnį apie apyvartinės lėšų apribojimą, jis taip ir vadinasi, apyvartinių lėšų apribojimas arba 8:9 strategija ar sindromas. Ten detaliau, ką daryti su tais. Beje, mūsų kurso metu, nuo amato prie verslas metu, tam bus skiriama nemažai dėmesio, nes tai yra dažna liga smulkiam, net ir vidutiniam versle. Ar vadovas dirbantis pagal franšizę gali užsiimti papildomų marketingų atskirai nuo franšizės siūlomų? Franšizė dažniausiai franšizė turi atidirbtus metodus ir nereiktų išradinėti dviračio. Tiesiog pirmiausia pritaikyti tai, kas ten numatyta. Tik po to imtis tam tikrų, kaip sako, prieš laužydamas įstatymus, pirmiausia, išmok jų laikytis. Taip, netgi neseniai nagrinėjau vieną paskaitą japonų kultūros ir vadovavimo stiliaus, jie ten iš tų kovos menų, pirmiausia, tu turi išmokti, teisingai padaryti, laikytis procedūrų ir taip toliau, ir tik tai tam tikrų metų, kai jau pilnai valdėjai tai, ką reikėjo valdyti, gali atsisakyti ir patobulinti. Taip? Nes pas mus labai įprasta, dar nesupratus, ką čia reikia padaryti, jau imti tobulinti. Taip? Tai va šitoje vietoje, aišku, reikia žiūrėti, ką franšizė leidžia ir neleidžia, bet galbūt neverta skubėti daryti kažkokių papildomų veiksmų, neišnaudojus tai, ką franšizė siūlo arba reikalauja. Ar šie metai yra palankesni besivystančiam verslui negu 2012 metai? Tiesą pasakius, aš nežinau, ar kurie nors metai iš esmės yra smulkiam verslui geresni ar blogesni. Jeigu jūs turite tam tikrą konkurencinį pranašumą ir užsitikrinęs stabilumą įmonėje, taip, tam tikros stabilius procesus, tai didelės problemos neturėtų būti bet kokiais metais. Kaip ir visi pradėjo šnekėti, kad panika pasibaigė, kaip ir Europa ir kiti lyg ir gerėja, nors neaišku, kas ten atsitiks, darysi Sirijoje ar kitose ten artimųjų rytų šalyse, bet manau, kad šitie metai tikrai neblogesni negu pernai metai. Ar pas mus įmonėse būna nepatenkintų klientų? Natūralu, kad kartais mes būnam nepatenkinti savo darbu pas klientą, klientas būna patenkintas. Tiesiog mes manome, kad galėjom jam duoti daugiau naudos, padėti uždirbti daugiau pinigų. Kartais
Abi pusės būna, kartais abi pusės būna labai patenkintos. Kokiom moraliniam vertybėm turi pasižymėti geras vadovas valdymo metu? Aš atsimenu, skaičiau vieną knygą apie, knygų daugiau skaičiau, bet vienoje knygoje apie Buffettą, tokį šiek tiek žinomą investuotoją, kai klausė, kaip jis atsirinkinėja vadovus, tai jisai sakė, bet kokiam vadovui jisai kelia 4 reikalavimus. Vadovas turi būti aktyvus, protingas, turėti savininko mąstymą ir būti padorus. Ir kai jau paklausė, ne visada gali rasti vadovą su visom 4 tom savo vertybėm, tai kurios vertybės galima atsisakyti? Jis sakė, iš principo negalima atsisakyti tik vienos vertybės. Tai padorumo. Jeigu vadovas nepakankamai aktyvus, galėjo sukurti sistemą, kuri stimuliuos būti aktyviu. Jeigu jis nepakankamai protingas, gali duoti jam gerus protingus pagalbininkus. Jeigu jis neturi savininko mąstymo, gali duoti pagalbininkus arba kontrolės sistemą užtikrinant čia savininko mąstymo veiksmų darimą. Bet jeigu jisai neturi padorumo, o turi visas kitas savybės, tai nėra blogesnio darbuotojo ir partnerio. Kokie pagrindiniai aspektai yra norint išlaikyti kuo ilgiau darbuotoją įmonėje? Juk nėra tai, kad darbuotojui yra svarbiausia darbo užmokestis. Yra daug įvairiausių motyvacinių sistemų. Taip, pinigai yra svarbus dalykas, bet kartais, jeigu žmogus gauna labai didelį atlyginimą, 10% atlyginimo pakelimas jau nevaidina to vaidmens. Taip, kad darbo aplinka, kultūra, organizacijos ir panašiai ir taip toliau yra daug ir ten vis ištisas mokslas apie tai, kaip išlaikyti darbuotoją. Bet vėlgi reikia nepamiršti, žmogus turi jausti saugiai ir turėti tai, ką amerikiečiai, anglų kalboje tai vadinasi sense of achievement. Taip, jaustis kažką nuveikęs vertingo. Taip. Tokiu atveju, kai žmogus mato, reiškia, vertę savo veikloj ir yra saugus, tai jisai tos darbo vietos ir nekeis. Beje, vienas iš esminių demotivatorių yra tai, kai žmogus nesupranta, kaip jo darbas prisideda prie organizacijos tikslo pasiekimo. O dar labiau jį erzina, kai jisai nesupranta, kaip jo kolegų veikla prisideda prie organizacijos rezultato pasiekimo. Ar įmonėje galioja piniginės principas išleisti mažiau nei uždirbama? Kalbama ne apie išlaidavimą, bet geriau įmonėje turėti pinigus ar geriau pirkti, plėsti įmonę. Vėlgi, jeigu įmonė uždirba, kažkuriuo metu jinai išleisdama mažiau negu uždirba, turės sukaupusi tam tikrą pinigų kiekį. Jeigu jūs tas pinigus nuimsit ir visus atiduosit savininkam, tai irgi yra išlaidavimas. Taip, natūralu, kad dalį pinigų reikia investuoti į organizacijos ir įmonės plėtrą. Prisiminkim elementarų ūkininko pavyzdį. Kai jisai pasodino bulves, nukasė, tikėtina daugiau negu pasodino, taip, dalį tų prikastų bulvių jisai atsidėdavo sėklai kitam pavasariui. Aiškiai, dalį sunaudodavo tolesniam derliui užtikrinti. Ne viskas suvalgydavo. Lygiai taip pat dalį uždirbto pelno reikia investuoti. Jeigu jūs matote, kad iš tikrųjų tam tikram plėtrai reikia daugiau negu šiuo metu turite, tam yra bankai, paskolos ir panašiai, ir galima tą išnaudoti. Vėlgi, jeigu turite aišku planą, tai nėra blogai imti paskolas ir auginti įmonę.
Jei mano kaip vidurinio vadovo funkcijos yra ir 80% kasdieninės veiklos ir 20% svarbios veiklos, negaliu permesti savo 80% rutinos pavaldiniam. Iš tikrųjų, jeigu jūs efektyviai toliau klausimas. Kaip išspręsti šią dilemą? Jo labiau, kad tas pasidalinimas įdėtas pareigybinėse institucijose, pareigybinėse funkcijose. Kaip padidinti skyriaus darbo efektyvumą? Jeigu jūs tuos 20% sufokusuosite iš tikrųjų į verslo stabilizavimą, jūs pamatysit, kad mažėja tų gaisrų ir tų rutininių darbų. Jo labiau, kad dalį darbų visada galima deleguoti. Vadovas gali deleguoti. Tam tikrais atvejais jis užtikrina, kad tai būtų atlikta. Iš tikrųjų, skiriant pakankamai dėmesio į tikslingas vietas, standartizuojant rutininius darbus, jų poreikis arba laikas reikalingas jom atlikti mažėja. Kiek reiktų skirti laiko reklamai naujoje konkurencinėje aplinkoje? Čia kiek kainuoja automobilis? Per daug platus klausimas, viskas priklauso, kokia tai yra, ar jūs įeinat visiškai naują rinką. Ar jūs turite kažkokius referensus, neturite, kūrėte, pasižiūrėkit, kai buvo sukurti pirmieji išmanūs telefonai, reikėjo rinką sukurti. Ar jūs ateinate į rinką, kuri sukurta, tiesiog jums savo dalį reikia atsigriebti. Ir panašiai yra daug dalykų, tai iš tikrųjų per detaliai. Ar galite trumpai pasakyti, kaip reiktų užtikrinti stabilumą ir spartų augimą? Trumpai per 3 valandas galiu pasakyti, ateikite į mano vieną iš regioninių seminarų. Kaip kontroliuoti darbuotojus? Kokie ataskaitų analizavimo principai? Jeigu jūsų sistema orientuota į tai, kad kontroliuoti darbuotojus, kad jie nevoktų, tai tik tai vagis pas jūs ir dirbs. Iš tikrųjų, kiekvienas procesas turi savo tikslą, turi tam tikrus rodiklius ir reikia žiūrėti, kaip tie tikslai pasiekiami. Reikia nekontroliuoti darbuotojus, reikia kontroliuoti rezultatus. Tariamų atveju vadovas neskiria pakankamai dėmesio verslo stabilumui užtikrinti. Darbuotojai yra spaudžiami daryti pardavimus. Augimas yra didžiulis, tačiau vis daugėja nepatenkintų žemesnio rango vadovų ir pačių darbuotojų. Jiem nėra skiriamas dėmesys, trūksta apmokymų, klientų aptarnavimo kokybės, įmonės viduje yra didelė darbuotojų kaita. Ar toks modelis gali tęstis ilgai ir ar nėra grėsmės įmoniai? Vadovauja pagrinde vieno aukščiausio rango vadovas, režimas autoritarinis, žemesnio rango vadovai nelabai yra išklausomi, nors turi, mano kuklę nuomonę, gerų patarimų stabilesnei įmonės veiklai užtikrinti. Ačiū už atsakymą. Iš tikrųjų, esu matęs ne vieną ir ne dvi tokias įmonės. Tokios įmonės yra vieno žmogaus įmonės, kur iš tikrųjų vadovas yra viskas. Ta įmonė gali būti sėkminga tol, kol tas vadovas gali patempti. Tas vadovas yra savo įmonės įkaitas. Jisai pasitrauks, dėl objektyvių, subjektyvių priežasčių įmonė pradės važiuoti žemyn arba turės iš esmės pasikeisti. Beje, darbuotojų kaita tai nėra rodiklis, kuris reiškia, kad įmonė dirba blogai. Paimkime McDonald's. Darbuotojų kaita yra 2 kart per metus vidutinė. Bet dirba pelningai, produktai pakankamai gerai parduodami, procesai atidirbę, augimas gražus, savo segmente yra pelningumo lyderis ir panašiai. Jeigu procesai standartizuoti ir jums nereikia lojalių klientų, ypač lojalių darbuotojų apatiniam lygmenį, darbuotojų kaita tai nėra, bet blogas rodiklis. Bet jeigu viskas susiveda į vieną vadovą, taip, tol, kol jisai gali ir sugeba tempti, tol progresas bus.
bet kažkurio metu bus judėjimas žalia kreivė ir vėliau judėjimas žemyn. Kaip užtikrinti darbuotojų nevėlavimą į darbą ir kaip reikia motyvuoti tai nedaryti ir kaip teisingai tai reaguoti. Atleisti darbuotojų už tai nesinori po keleto įspėjimų. Mes visada gauname elgesį, kurį toleruojam arba skatinam. Jeigu yra susirinkimas ir vienas narys į tą susirinkimą vėluoja ir visi jo laukiam ir į tai nereaguojam, po kažkurio laiko visi priims, kad tai yra normalu ir tai nereaguoja, ta prasme ir patys pradės vėluoti. Iš principo, jeigu iš tikrųjų atėjimas laiku į darbą yra kritinis, padarykite vieną viešą bausmę. Tai yra atleiskit už reguliarų vėlavimą iš darbo. Taip, aš suprantu, kad lyg ir tai nėra gerai, bet toks vėlavimas, erzinantis elgesys yra kaip akmenėlis bate. Taip, jūs einat ir jums nepatogu. Tai nėra, atrodytų kaip kažkas tokio, reiškia, dėl ko sustot nusimt batą, bet vis dėlto reikia kartais sustot, nusimt batą ir tą akmenėlį išsikratyti. Kitas klausimas, ant kiek yra svarbu susiburti įmonės darbuotojus po darbo kokioje nors jaukioje aplinkoje. Turiu omeny restoranas, gamta, poilsio renginiai. Kokiame etape diegti įmonėje verslo valdymo sistemą? Na, apskritai apie IT sistemas aš turiu atskirą nuomonę, vėlgi galite rasti mūsų įrašą su Mindaugu vienoje iš konferencijų, bet komandos formavimas, tai ką jūs vadinate komandos susibūrimas po darbo, iš tikrųjų yra labai svarbu. Taip? Aukštikalnės kalnus šturmuoja dažniausiai komandos. Taip? Komandos formavimui yra iš tikrųjų svarbu ir bendro priešo žinojimas, ir tam tikrų bendrų ženklų turėjimas ir daugelis kitų dalykų. Taip kad tai ir tie nedarbiniai susibūrimai irgi yra labai svarbus. Firma nusipirko naujas stakles. Vadovas prašo naujų idėjų, kaip jas išnaudoti, naujo produkto kūrimas. Kaip galėčiau generuoti naujas idėjas, kokie šaltiniai skatintų naujų idėjų generavimą. Na, vienas iš gerų pavyzdžių, kaip pirmą darom, po to galvojam, perkam, išleidžiam pinigus, po to galvojam, kaip mes tos pinigus atgausim. Taip? Idėjų generavimą. Pažiūrėkit, ką daro jūsų konkurentai. Pasižiūrėkite, ko reiktų jūsų klientam, kuriem jūs pardavinėjat ir jūsų naujom staklėm jiem galit pasiūlyti. Taip? Ne, išradinėkit kažkokių ten kosminių laivų ir panašiai. Pasižiūrėkite, ką gamina jūsų konkurentai, ką naudoja jūsų klientai. Taip? Ir pagal tai pasižiūrėsit, gali atsirasti naujos idėjos. Negaliu savo darbuotojai mokėti didesnių atlyginimų, nors ir norėčiau. Ką daryti? Jeigu jūs manot, kad negalit mokėti didesnių atlyginimų, tai uždarykit verslą. Na, čia toks šiek tiek grubus pajuokavimas. Iš tikrųjų, jeigu jūs pritaikysite tuos žingsnius, apie kuriuos aš jums šnekėjau čia, sukursite konkurencinį pranašumą, jūsų pelningumas ryškiai išaugs ir jūs tada tikrai galėsite mokėti savo darbuotojams didesnius atlyginimus. Taip, tai reikalauja vadovo pastangų. Bet iš tikrųjų tą galima padaryti. Kokias pareigybės numatytumėt kiekvienoje įmonėje, kad augimas būtų sistemingas ir stabilus? Gal vadovas turi turėti kiekvienai sričiai pavaduotojus, o pats užsiimti tik svarbiais dalykais? Na, pavaduotojų turėjimas kiekvienai sričiai vėlgi labai svarbu užtikrinti sinchronizavimą. Ta struktūra labai priklauso nuo pačios įmonės veiklos ir taip toliau, nors paskutinė strateginių tų konsultantų strategijos ir net akademikų nuomonė, pati struktūra jau iš esmės didelės įtakos neturi. Labai svarbu užtikrinti, kaip vaikšto informaciniai srautai,
kaip aukščiausio lygio vadovas mato, kas vyksta, tai strateginiai rodikliai, globalių rodiklių sistema ir kaip vyksta procesų tobulinimas ir panašiai. Taip kad čia toks faktas tas, iš tikrųjų augančioje įmonėje reikia turėti vadovų, kurie pusę laiko neaišku, kuo užsiema. Kurie turi laiko užsiiminėti ne tik rutina. Jeigu mes sakom, kad augimo metu vadovai yra labai svarbu, auginkite tuos vadovus. Štai viena kompanija, su kuria man teko bendrauti, jinai per 10 metų nuo 3 automobilių atstovybių Amerikoje išaugo į tinklą, kurio metiniai pardavimai jau skaičiuojami milijardais dolerių. Jie visada sako, mes visada turime 3-5 vadovus ant atsarginių suolelio. Jeigu tik nusipirkom naują atstovybę, iš karto turim vadovus, kuriuos tam galime pasiūsti. Taip? Kaip ir sporte, taip ir augančioje įmonėje visada reikia turėti atsarginių suolelį. Minėjote, kad reikia augti labiau nei auga rinka. Kaip matuoti, sužinoti, ar auga rinka? Na, aš dažniausiai pirmiausia žiūriu, yra vienokios ar kitokios statistikos, bet esminis dalykas pirmiausia, kas tai yra rinka. Taip? Daugeliui klientų ir kursų metu aš sakau, pamirškite tokį dalyką kaip Lietuvos rinka. Nėra Lietuvos rinkos. Vienas mūsų klausytojas, reiškia, pardavinėja 80 pasaulio šalių savo produkciją. Lietuva sudaro 3% jo apyvartoje. Kad esminis dalykas, jūs žiūrėkite, kad jūs augate, jeigu jūs augate į metus po 20-30%, tikrai jūs augsite sparčiau negu rinka. Daugelį atvejų. Kiek auga webinarų rinka, čia buvo klausimas. Nežinau. Tiesą pasakius, webinarai nėra mano rinka ir... Bet faktas tas, kad jinai auga. Įdomu dar sužinoti, anksčiau turėjau įmonę ir labai mažai skyriau įmonėje laiko ir jį po 1,5 metų bankrutavo. Šiuo metu įkūriau įmonę, kuri užsiema 4 veiklom. Ar tiesa, kad norint išlaikyti įmonę, reikia skirti daugiau nei 24 valandas per parą? Tiesa, kad vadovas turėtų būti ne tik vadovas, bet ir vadybininkas, bet ir eilinis darbuotojas. Na, aš beveik visą valandą kalbėjau apie tai, kad vadovas pirmiausia turi būti vadovas. Taip, pradedant smulkų verslą, vadovas būna viskuo, bet didžiausia bėda yra tame, kad jisai augant įmonėje taip ir nesugeba atsisakyti eilinio darbuotojo vaidmens ir daugiau dėmesio skirti vadovui. O 24 valandų per, galbūt tam tikruose etapuose reikia daug pastangų įdėti. Tačiau sistematizavus savo veiklą, nereikia tų 24 valandų per parą skirti įmonei. Ateinama jau susiformavusi verslo sritį, tačiau retai keičiamų produktų. Vienai parduotuvė Vilniui, norint pasiekti šeimas nuo 30 iki 40 metų. Aukštas pajamas gaunantys žmonės. Kokią sumą per metus minimaliai rekomenduotina, kad pasiekti žinoma pakviesti apsilankyti. Tiesą pasakius, nesupratau klausimo, jeigu galit patikslinkit. Kaip vertintumėt Tele2 įmonę, pavyzdys ar ne? Labai geras klausimas. Aš labai dažnai per kursus, šnekėdamas apie konkurencinį pranašumą, visada sakau, arba pardavimus, visada mėgdavau sakyti, gyvuoja Tele2. Labai geras pavyzdys, kad kaina nėra konkurencinis pranašumas. Tele2 konkurencinis pranašumas yra ne kaina. Jų konkurencinis pranašumas yra visai kitur, bet tas konkurencinis pranašumas gali tapti arba išvirsti į kainą. Bet kai jūs pradedate konkuruoti kainą, tai prasideda kainų karas. Ir Tele2 atėjus į rinką, jie pasakė, mes būsime pigiausi. Nesvarbu, kokia rinkoje kaina bebūtų, mes būsime pigiausi. Ir sukėlė kainų karą. Dabar mūsų visa įmonė išleidžia visam mobiliam ryšiui mažiau, negu aš anksčiau vienas prakalbėdavau.
Ačiū Tele2, kad sukėlė tą kainų karą. Ir beje, aš tą sakiau, ačiū Tele2 dar iki tų laikų, nes į Tele2 mes permigravom tik prieš 2 mėnesius. Anksčiau buvom pas kitą operatorių, nes visoje mūsų veiklos išlaidose mobilaus operatoriaus išlaidos sudaro tokį nereikšmingą skaičių, kad ten, kai siūlydavo sutaupyti kažkiek, tai nebuvo reikšmingas dėl ko keistis. Tiesiog, kai pasibaigė abonentinė sutartis, kažkaip mūsų operatorius nenorėjo mūsų išlaikyti, net nepasistengė pateikti pasiūlymo, Tele2 pateikė pasiūlymą, kuris iš principo buvo geresnis negu kito operatoriaus, nes to net negavom pasiūlymo, tai mes permigravom. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt, Tele2 dirba 70 žmonių, o pas kitus operatorius daug daugiau. Taip? Jų Tele2 konkurencinis pranašumas iš tikrųjų yra masto ekonomija, kai SMS žinučių centras aptarnaujantis visą Pabaltį yra ten. Latvija aptarnaujantis 3 šalis, kad jų vieneto savikaina yra daug mažesnė ir daug yra kitų dalykų. Taip? Tele2 iš tikrųjų pasirinktos vienos strategijos nuoseklus ėjimas ir taikymas, tai gali būti pavyzdys. Aišku, mes daugiau šnekame apie smulkų ir vidutinį verslą, tai visi gali sakyti, oi, mes kitokie, pas mus kitaip, nes Tele2 tai didelis. Ar amatas yra blogai? Ne, amatas nėra blogai. Čia jūsų pasirinkimas. Jūs norite būti amatininku, tebūnie. Kaip ir būti samdomų darbuotojų nėra blogai. Ne? Ar tai neprieštarauja Sustainable Economy Development? Neprieštarauja. Tapimas verslu neprieštarauja. Joks amatininkas nepagamins normalios kompiuterinės įrangos. Joks amatininkas nepagamins automobilių. Yra vietos ir amatininkam, ir verslininkam, ir smulkiem verslininkam, ir stambiem verslininkam. Kažkokios didelės numirs. Kažkada buvo vienos didelės kompanijos, atėjo kitos, jas išstūmė. Nokia kažkokia buvo labai didelė ir taip toliau, kurią dabar ją pastūmė kiti, kurie galbūt kažkada buvo mažiukai. Kaip vadovui deleguoti užduotis tiem, kurių srities jis visai neišmano? Bet pinigų pasamdyti kitam vadovui nėra. Plaukit, tai jeigu deleguoji darbus, tai deleguoji darbus, kuriuos tu pats išmanai. Svarbiausia juos aprašyti, standartizuoti ir deleguoti. Jums nereikia deleguoti darbų, kurių jūs neišmanot, nes tų darbų, kurių jūs neišmanot, jūs nedarote. Jūs deleguojate darbus, kuriuos jūs išmanote. Ar galite patarti, kokiais įrankiais turėtų naudotis vadovas siekiantis sukurti, atsiminti ir toliau nuolatos tobulinti savo verslo sistemą? Kokiais įrankiais turėtų naudotis žmogus, norintis reguliariai užsiiminėti sportu? Daryti mankštą ir panašiai. Bet kokie įrankiai, kokie bebūtų, dažniausiai nepadeda. Vienas iš būdų iš tikrųjų, ta ir programa nuo amato prie verslo, teikit, paskirsit tam laiko, bent jau per kursus, per seminarus ir žiūrėdami bent kažkiek laiko, mes priversime jūs tą daryti. Kai kurie mūsų klientai po kursų, pavyzdžiui, arba šiaip, naudojasi tą vadinamą, tai nėra tas klasikinis coachingas, bet turi reguliarius konsultacinius susitikimus su kažkuo iš mūsų konsultantų, kurio metu ir aptarė, ir dar sudaro planą ir yra, taip sakant, šiek tiek priverčiami tobulėti ir tobulinti savo įmonę. Nes labai dažnai žmonės, kurie užsiminėja sportu, net ir savo tam fizinės formos palaikymui, dažnai samdosi trenerį. Treneris ne tik tai pasako, ką daryti teisingai. Dažniausiai trenerio didžiausia vertė yra, kad jisai priverčia reguliariai daryti tą, ką reikia.
Reklamuojantis per žurnalus, klausimas, reklamuojantis per žurnalus, kiek kartų reikia, kad pasiekti žinomumą ir įtikinti pirkti iškart? Kaip išvengti kainų karo, jei vyksta jau susiformavusioj rinkoje? Na, reklamuojantis per žurnalus, žinot, labai sunku pasakyti, kiek kartų reikia. Nu, sako, tam, kad žmogui jau įlystų į smegenis, su juo reikia sukontaktuoti 7 kartus. Jis turi tą pamatyti. Per vienai par kitaip minimum 7 kartus. Ar žurnalai visiems produktam yra geriausias dalykas? Nežinau. Aš, pavyzdžiui, daugelio žurnalų net neskaitau, kad tai pasižiūrėt tuos keletą žurnalų lietuviškų, kuriuos aš skaitau, tai aš įsivaizduoju, kad aš ten tų reklamų nematau, jas praverčiu. Iš kitos pusės, žmonės deda ir turi tam tikrą įtaką. Reikia pasižiūrėti. Vienas iš svarbių dalykų, jeigu mes šnekam apie parduotuvę, apie parduotuves, tai pirmas klausimas, kiek klientų pas jūs ateina, kiek iš to atėjusių perka ir kodėl tie kiti neperka. Ar pas jūs visada yra paklausių prekių, ar jos gerai išdėstytos ir daug kitų dalykų. Taip. Na, o apie apskritai reklamą, aš neatsimenu, kažkas iš tų žymių verslininkų yra pasakęs, aš žinau, kad pusę pinigų reklamai aš išvaistau, tai yra išleidžiu neefektyviai. Tik nežinau, kurią pusę. Na, dar vienas klausimas, ar mūsų įmonė kyla raudona kreivė, ar su visais iššūkiais susitvarko idealiai? Na, matyt, idealiai susitvarko tik dievai. Reiškia, ir pas mus būna ir iššūkių, ir tam tikrų apribojimų, ir visko. Taip, mes tą patį taikom ir pas save, mes judam raudoną kreivę ir, kaip pasakyti, tam tikri dalykai, apie kuriuos aš pasakoju ir seminaruose, ir webinaruose, yra iš savo patirties dirbant su savo įmonė, taip pat yra iš patirties ir dirbant su kitais klientais. Taip. Ką, ačiū Jums už klausimus. Jeigu dar turėsite kažkokių klausimų, rašykite komentaruose versloakademija.lt. Taip pat noriu priminti apie tuos regioninius seminarus, kurie vyks įvairiuose miestuose. Informaciją apie juos galite rasti tinklapyje toc.lt. Taip pat medžiagoje yra nuoroda registruotis ieva.toc.lt bei programa nuo amato prie verslo ir anksčiau užsiregistravusių nuolaida 10% iki sausio 15 dienos. Visa informacija tinklapyje amver.lt. Gero vakaro.